Į pragarą veda 3 vartai – geismas, pyktis ir godumas. Visi jie sielos pražūtis, todėl verta jų atsisakyti. Demoniško žmonių tipo požymiai – puikybė, aukštas savęs vertinimas, išdidumas, garbės troškimas, grubumas, neišmanymas, piktumas, naglumas, piktybiškumas, dviveidiškumas ir žiaurumas. Demoniškos prigimties žmonės neatskiria teisingų poelgių nuo neteisingų. Jiems nebūdinga nei tiesa, nei švara, nei doros nuostatos. Neturintys proto, praradę patys save, jie elgiasi kaip priešai viso ko gyvo, užsiimdami naikinančią veiklą, naikindami viską, kas yra. Vadovaudamiesi vien tik savo nepasotinamu noru, apimti garbės, vaikymosi ir puikybės, jie priima iliuziją už tiesą ir raunasi prie nedorų tikslų. Apimti baimėmis ir nerimu, nuo kurių gali išgelbėti tik mirtis. Jie mano, kad aukščiausias tikslas – norų patenkinimas. Jie yra įsitikinę, taip jau yra sukurtas pasaulis. Susipainėję begalinių norų ir vilčių tinkluose, jie užvaldyti troškimo, geismo ir pykčio, kad pasiektų savo. Jie siekia praturtėti, laužydami bet kokius įstatymus. Tai, ko aš užsinorėsiu, aš gavau šiandieną, dabar aš noriu to ir gausiu tai rytoj, šis turtas mano, o šis greitai bus mano, pas mane buvo priešas, aš jį užmušiau, užmušiu ir visus likusius, aš valdau žmonės, aš vadovas, aš gyvenu besimėgaudamas, man viskas sekasi, aš stiprus, aš galingas, aš laimingas, aš turtingas ir aukštos kilmės, kas gali su manimi susilyginti, paaukosiu dievams, dosniai išdalinsiu dovanas ir linksminsiuosi. Taip kalba tie, kurie yra apakinti neišmanymu. Taip gyvendami pastoviuose rūpesčiuose, susipainėję aptemimų tinkluose, prisirišę prie malonumų, galų gale jie krenta į pragarą. Nagli, patenkinti savimi, apimti didingumo ir turtų, dviveidiški, tenkindami savo aš, perpildyti puikybės ir pykčio, jėgos ir geismo troškimų. O tuo tarpu dieviško tipo žmogus, be baimės, aiškus ir tiesus, jis gyvena švarų gyvenimą, dosniai dalinasi tuo, ką turi, jis studijuoja vedas, jis yra uolus, jis paprastas ir asketiškas, jame nėra nei gramo godumo, jis visada valdo save, taikus viduje ir rabus, niekam nekenkia, ant nieko nepyksta, niekieno neteisia. Jis visada sako tiesą, jis yra kupinas atjautos visoms gyvoms būtybėms, neįsitraukęs, pastovus ir kuklus, švelnus ir stabilus, tuo pačiu žvalus ir energingas, kantrus ir nuolankus, švarus, gero linkintis, drąsus, kryptingas tikslo siekime, pasiaukojantis, moka atleisti, niekada neieško pagyrimų, jame visiškai nėra klastos ir pasipūtimo. Nepamiršk, kad esi pats atsakingas, kokias savybes savyje ugdysi. Tu girdėjai ištraukas iš vieno žinomiausių senovės indų epo Mahabharatos dieviškos giesmės Bhagavad Gita. Norėdamas perskaityti visą tekstą, apsilankyk puslapyje www.hatkayoga.lt. Jei matai prasmės mano kuriamame turinyje, prenumeruok kanalą ir nepraleisk naujų įrašų.